Sveiki, Mantas, naujokas komandoj, numeris 33 ir išbandytas pirmas važiavimas. Pirmą kartą bandžiau motociklą. Buvau pripratęs 7 metus važinėdavau su strytu, biškį kita sėdėsina. Reikia patraukti po kojus, nes kai atsisėdu, truputį pozicija būna lieva sėdėti. Man reikėtų taifą, o man gaunasi va taifą. Trečias geriausias buvo važiavimas, bet paskui labai pasijautė nuovargis. Bet kūnas pripranta. Kai pirmą atsisėdau, labai surakintas jaučiausi. Kai antrą važiavau, jau geriau. O trečią jau kitaip mėtai. Kai pirmas susipažinimas su mocu, tai labai geras. Django, aš tave myliu. I know exactly what it is. I know that we ain't kids. We like to kick back up in the car and kick. We like to kick back up in the car. I know exactly what it is. I know that we ain't kids. We like to kick back up in the car and kick. Galios turi. Šiandien gavo vardą Django, nes buvo nuvirtęs busė. Matyti, ištrūkęs Django, norėjau ištrūkti. Pirma pažintis įdomi iš tikro. Įsivaizdavau kitaip. Jau savo važiavimo su šitu. Kaip bus, kaip guldyti, kaip viską, bet matau, kad viskas bus gerai. Trenkiu. Ir už mėnesio startuojam Porsche ringe. Bus didesni greičiai, kitokie posūkiai ir visą kitą. Šitas 160 kubų yra, keturtaktis. Toks atrodo kaip krosinukas, bet jisai sumažintas supermoto motocikliukas. Šiaip treniruotis taip pigu ir žiauriai patogu. Trasos pigesnės padangos, viskas, žinai, ir tiesiog šiaip patyrus kažkokį krešą ar ten nuslydus pigu atstatyti, žinai, tai labai gerai treniruotis, realiai ta patirtis, žinai, realiai tokia pati kaip ir didelio motociklo, tik tiek, kad jis mažesnis ir greičio mažiau yra. Tai, bet dažniausiai po šito grįžus į didelę trasą, ant didelio, aš iškart pasigerinu trasos rekordą. Baisiai pasiilgęs iš tikrųjų buvau slydot vienoje vietoje, bet nežinau, arba per daug užžudyta buvo, ar smėliuko, čia kaip sakė buvo kolegos, tai biškis slydo, bet pasigavo iš karto. Tai jautėsi ta riba, žinai, bet šiaip labai smagiai. I know that we ain't kids. Per anksti pradedu lynint, tada man atrodo, kad aš išlėksiu. Tu mačiau tvarai tiesiai ir tu tada staikesnį ir tada geriau paimi trajektoriją. Tu eini kuo toliau ir tada ant gerbo. Ir tada įsineši vėl į ten ir tada vėl taip. Ir tada jau tau geras procesas. Labai slysta. Oi, reikia naujų. Ir sakė, keisim į va kaip čia va, kad jis susilenktų. Nes kai tu, tarkim, guldai mocą ir jei, tarkim, paliestų man čia arba ten, tai iš karto bėgį permuštų. Ir jei ant poskio paguldytą mocą permuštų bėgį, iš karto nusikrisčiau. Žodžiu, labai smagu, kai yra aplink daug motociklistų, tai nueini tas tą patarė, tas tą. Nu, bendruomenė. Pirmas važiavimas tai labai kažkoks susinervinęs. Gal dėl to, kad tiesiog miego trūksta viskas. Antras jau važiausi šiaip. O dabar jaučiuosi taip, kad reikia skubėti, nes tu bus važiavimas, man atrodo. Norisi išbandyti kuo daugiau, nes ne už kalnų jau pirmas etapas.